Ir taip, Evangelija pagal Johananą, mums žinoma Jono vardu, 21 skyrius parašyta. Po to Ješua ir vėl apsireiškė savo mokiniams prie Tiberiados ežero. O atsitiko tai štai kaip. Šimonas Kefa ir Toma, vardas reiškia dvynys, buvo kartu su Natanaeliu iš Galilėjos Kanos, Zavdiejaus sūnumis ir dviems kitais mokiniais. Šimonas Kefa jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Ješua. Mokiniai nepažino, kad ten viešpats, o Ješua jiems tarė, ar pagavote žuvies? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir pagavo tiek žuvies, kad neįstengė įkelti tinklo į valtį. Mokinys, kurį Ješua mylėjo, Kefai pasakė, tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Šimonas Kefa užsivilko marškinius, nes nusirengdavo prieš darbą ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsijyrė paskui valtimi ir tempė tinklą su žuvimis, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug 100 metrų. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčias žarijas ir kepančias ant jų žuvį ir duoną. Ješua tarė, atneškite truputį, kad tik pagautų žuvų. Kefa nuėjo ir išvilko į krantą tinklą pilną žuvų, jame buvo 153 vienetai ir nors jų buvo tokia gausybė, tinklas neplyšo. Ir štai mes matome tokią istoriją, kurią aprašo raštas. Tikiuosi prisimename, kad nieko šiaip neparašyta šventajame rašte, nes jį rašė šventoji dvasia, įtakodama vienus ar kitus Dievo atrinktus žmonės. Mes matome, kad Ješua apsireiškė mokiniams ne šiaip savo. Nežinojo, kad sieliškumas juose yra stipresnis už dvasiškumą. Nes būnant su viešpačiu, jie mokinosi, stebėjo jį, klausėsi jo. Bet to maža, mums reikia atgimti iš aukšto, mums reikia mokinystės, mums reikia vidinių procesų. Ir jis kaip ir aš kalbu jums, arba Dievo įtakojamas kalbu, kad pirmas sieliškumas, paskui dvasiškumas. Per sielinius dalykus mumise Dievas įtvirtina, mumise mūsų supratimą ir suvokimą, pasitikėjimą, kad Dievas vis dėlto yra. Ir čia jiems apsireiškia, kad dar labiau įtvirtintų jisai žinojimą, kad jis turėjo numirti ir kad jis prisikėlė, kad jis gyvas ir kad jiems daug geriau, kad jis numirė, nes jis pasiūs šventą dvasią, kuri mokys mokinius, kuri padės ir globos, kad jie praeitų per šitą žemę, ne kaip pasauliečiai, o kaip Dievo tauta. O sako, atsitiko štai kaip. Šimonas Kefa, praėjus įvykiams, šalia buvo Toma, Natanaielis iš Galilėjos, prisimenat, kuriame klastos nebuvo, pasakė viešpats. Zavdiejaus sūnus, kurie kovoja, kurisgi bus arčiau viešpatės. Ir dar kažkokie tai du mokiniai. Ir Šimonas Kefa sako, nežinau, ką daryti, nieko nebesuprantu. Grįžtu ten, kur buvau, einu žvejoti. Iki to jis turėjo žuvininkystės firmą, kur keletą valčių turėjo, susimėjo žvejybą. Tie šalia stovėjo, sako, ir mes einam su tavimi. Jie nuėjo, sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Atsitiktumų nebūna. Jiems nebuvo duota sugauti. Rytui auštant ant kranto pasirodė Ješua. Mokiniai nepažino, kad tai viešpats. O Ješua tarė, ar pagavot žuvies? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę. Stebuklas prasideda fizinis, materialus. Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Jie paklausė, nes buvo mokiniai, jie gerbė žodį, jie netmesdavo žmonių, jie nebuvo super religingi kažkokie, tai tik klausė Dievo ir toros. Jie paklausė. Ir dažniausiai mes paklausom, kaip atsitrenkiam į bejėgystę. Mes nieko nepagavom. Mes nieko neuždirbom. Mes nieko negalim. Tokie žmonės, jie labiausiai tinkama medžiaga, kad su jais dirbtų Dievas. Aš pažįstu savyje. Tiek, kiek aš turiu atsarginių variantų, kažkokių tai galimybių, tiek aš netinkamas. Ir Dievas tada dirba su manim, kad aš
suprasčiau, kad ne ten esmė. Nors visas pasaulis propaguotų, kad tai gerai. Ir jiems bus gerai, bet tau nebus. Mūsų jėga viešpatyje, tik tai viešpatyje. Mūsų ginklai, Dievo ginklai. Jie užmetė paklausę. Ir pagavo tiek, kad neįstengė įkelti tinklo į valtį. Mokinys, kurį Ješua mylėjo, Kefai pasakė. Nes mokinys mylėjo Ješua ne dėl kažkokių tai siekių savo ateityje, bet dėl to, kad jis yra šalia. Jis buvo su juo šalia. Jis pažino Ješuo savybės, kaip ir mes susitikę, aš taip manau, Dieve, Dievo karalystėje, kaip nauji kūriniai. Mes pažinsim viens kitą ne iš plaukų ir nosies. Mes pažinsime iš to, kad bendraudami viens su kitumi išvydome, išgyvenome, kaip nauji kūriniai jau čia žemėje. Jis pasakė Kefai, tai viešpats. Į krantą jie sugrįžę pamato žarijas. Kam čia aprašoma tos žarijas ir kepančią žuvį ir duoną? Todėl, kad visi tie veiksmai jiem priminė ką? Tai ką gyvendami su viešpačiu jie išgyveno. Ješua tarė, atneškite truputį ką tik pagautų žuvų. Kefa nuėjo ir išvilko į krantą tinklą pilną žuvų. Jame buvo 153, mes skaitome vienetai. Tokia gausybė, sako, kad tinklas neplyšo, tai mums kalba. Tada, kada mes paklūstam Dievui. Tada, kada mes grįžtam į jo mums numatytą likimą šioje žemėje. Kada mes paklūstam jo žodžiui. Kas beivyktų gyvenime? Gerai ar blogai? Nieks neplyš mūsų, nieks nelūš. Viskas mums išeis į gerą. Ješua jiems tarė, 12 eilutė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi. Jie žinojo, kad tai viešpats. Ir aš jau minėjau, kodėl. Todėl, kad jie matė jau nebe tą viešpatį, kuris buvo su žaidomis ant rankų ir sužaizdas šone. Ne. Jis jiems pasirodė dėl to, kad jie patikėtų tada pirmą kartą. O dabar jis atėjo kitoks, todėl jie nepažino, jis kitą pasirinko kūną. Jie pažino jį iš jo veiksmų. Veiksmų, kuriuos jis darė tada, kai jie buvo kartu. Ješua priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat pasielgė su žuvimis, taip pat jisai daro tai, ką darė kalno pamokslo metu. Tai buvo trečias kartas, kada prisikėlęs iš numirusių Ješua pasirodė mokiniams. Papusryčiavus, Ješua Šimono Kefos paklausė, Šimonai bar Johanan, ar myli mane? Tas atsakė, taip viešpati, tu žinai, kad aš tavo draugas. Ješua jam tarė, ganyk mano ėriukus. Ješua kreipėsi į antrą kartą, Šimonai bar Johanan, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpati, tu žinai, kad aš tavo draugas. Ješua jam pasakė, prižiūrėk mano avis. Trečią kartą Ješua jam ištarė, Šimonai bar Johanan, ar tu mano draugas? Kefa užsigavo, kad jis jau trečią kartą jo klausė. Ar tu mano draugas? Ir jis atsakė, viešpati, tu žinai viską. Tu žinai, kad aš tavo draugas. Ješua jam tarė, ganyk mano avis. Kad suprasti šitą rašto vietą, kuri daugeliu aiškinama, reikia žinoti aramėjų kalbą. Čia matau, kažkas jau turėjo klausimą. Jeigu skaityti originalo kalboje, čia skambėtų taip. Šimonai, ar myli mane agapė? Viešpatė, tu žinai, kad aš myliu tave filijo. Čia panaudoti du žodžiai – meilė agapė ir meilė filijo. Viešpats klausė, ar tu myli mane Dievo meilę? Jisai sako, tu žinai, kad aš myliu tave tik tai žmonišką meilę, filijo, juslinę meilę. Jisai sako, visien ganyk mano ėriukus. Ganyti tai prižiūrėti, maitinti, saugoti. Saugoti reiškia ir nuo savo sieliškumo, senos prigimties egoizmo. Šiandien daugelis būtų bendruomenėse žmonių kitokie, jeigu jie atrastų tenai tikrąją dievišką meilę. Bet atsitrenkia į tokią pat meilę kaip ir juose, čia myliu, čia nemyliu, jie išeina iš ten. Ješua kreipėsi į antrą kartą, Šimonai bar Johanan, ar myli mane agapę, dievišką meilę. Jis ir įsėjo jame apie tą, kad reikalinga ir būtina mumise ir kad Dievas per šventą subrandins mumise tą agapę meilę. Tas atsiliepė, taip viešpatį, tu žinai, kad aš myliu tave, filijo, žmonišką meilę. Ješua jam pasakė, prižiūrėk mano avis, prižiūrėk mano avis. Jau nebe ėriukus, avis prižiūrėti. Prižiūrėti tai reiškia stebėti, kad jos siektų pažinimo su manimi.
teisingai siektų pažinimo, kad būt ne tu už jas darytum viską ir save kištum vietoj jų, bet prižiūrėtum. Prižiūrėti reiškia pataisyti, patarti. Ir tik tiek, kiek žmogus nori. O Dievo vaikas visą laiką norės to, nes jame veikia šventoji dvasia. Ir trečią kartą jis pasakė, Šimonai, ar tu myli mane filija? Jis jau neklausė agapę, jis sako, ar tu myli mane tik filija? Jis atsakė, Viešpatie, tu žinai viską, kad aš myliu tave tik filija. Ir jokių šansų dar neturiu mylėti tave agapę. Tu žinai, kad aš tavo draugas. Ješua jam tarė, ganyk mano avis. Ir jau nebe ėriukus, o ganyk mano avis. Nes kai avis pasiekia kažkokią tai pergalę, jin labai nori ir vėl lysti į tą pačią skylę, nusiraminti, jin žino praminę tą kelią ir pasilikti tame. O mūsų Dievo tarnų atsakomybė apreikšti, kalbėti, šnekėti, kad negalima sustoti ties pasiektais dalykais, kad mūsų visas gyvenimas yra krikštuose Dievo mokinystė. Toliau jisai sako, tai būtent, tai sakau tau, kada buvai jaunas, tu apsirengdavai ir ėjai ten, kur tau norėjosi. O kada pasensi, tu ištiesi rankas ir kažkas kitas aprengs tave ir ves tenai, kur tu nenorėsi eiti. Ir mes matome ir paaiškinimą šitų rašto eilučių. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Kefa pašlovins Dievą. Po to Ješua jam pasakė, sek paskui mane. Bet čia taip pat kalbama mums šiandien, kad kai mes esame jauni, kada mes esame jauni, tada, kada mes darome tai, ką mes norime, renkamės tai, kaip mes norime. Ir Dievas daleidžia tos dalykus. Nes per tos mūsų pasirinkimus, jeigu mes Dievo vaikai, čia viskas Dievo vaikams pasakyta, mes ir mokomės suprasti, kad be Dievo mes niekas. Bet sako, kada tu pasensi, kada tu subręsi, pats ištiesi rankas ir kitas tave aprengs ir ves ne ten, kur nori tavo sielinės žmogus. Štai kada mes pašlovinam Dievą, kai žingsnis po žingsnį atsisakom savęs ir leidžiam Dievui mus vesti ten, kur mano sielinis žmogus nenori. Toliau judame. Kefa pamatė, kad iš paskos eina mokinys, kurį Ješua ypatingai mylėjo. Tas pats, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Ješuos krūtinės ir klausė, Viešpatie, kas tave ruošiasi išduoti? Pamatęs jį, Kefa Ješua tarė, Viešpatie, o kas bus su juom? Ješua atsakė. Primenu, kad Ješui nereikėjo klausti žmogaus apie žmogų. Ješua žinojo žmogų, jis matė, kas neteisingo Kefui yra. Jis atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, nekvaršink savo dėl to galvos. Tugi sek paskui mane. Ta prasme jisai sako, bliaukite stebėti kitus. A kodėl jam galima, o man negalima? A kodėl man galima, jam negalima? Nekvaršinkite savo galvos dėl kitų, jūs stebėkite save. Dievas susitvarkys ir su to kitu, ir su tavimi. Taugi reikia stebėti, ar tu seki paskui mane. Kaip mane tėvas pasiuntė, taip ir aš jūs siunčiu, jūs laikomėse turi būti. Žinojimas, kaipgi pasiuntė į tėvas. Kokia esmė pasiuntimo buvo? Aukos gelmė. Jis pasiuntė, nežinojo, kad jis jo žodis, jisai išpildys tai, ką pasakė. Jis nieko nedarė, ko Dievas nenorėjo, kad darytų. Ir nieko nedarė pats į savęs. Štai, kai sako Petrui, tugi sek paskui mane. Stebėk, ar tu seki paskui mane, ar tu pats jau eini, gal užbėgai. Ir norėtum, kad aš tave tik stumčiau, tik padėčiau, o tu neseki paskui mane. Taip tarp brolių pasklido gandas, jog tasai mokinys nemirsęs. Bet Ješua nesakė, kad jis nemirsęs, o tik jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol jei ateisiu, nekvaršink savo dėl to galvos. Tas mokinys esu aš, tai Jonas, kuris matė tos dalykus ir juos aprašė. Ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. Oi, kas parašė, man nesvarbu, kas parašė, žinau, kad šventoji dvasia užrašė tos dalykus, panaudodama Joną, kuris gyveno tame. Ir mes žinom, kad jo liudijimas tikras. Ješua dar daug ką buvo padaręs. Jei visą tai prašytume, manau, kad tų knygų nesutalpintų net visas pasaulis.